Aš tau noriu parodyti tikrąją pusę to tikslo siekimo, svajonių siekimo, vat ką iš tikrųjų reiškia tai, su kokiais sunkumais gali susidurti, ant kiek tai yra nelengva ir noriu su šio video galbūt tau parodyti ir kad tu savęs paklaustum, ar tu tikrai tam pasiruošęs, ar tikrai pasiruošęs tiem sunkumam, tom kalbom, visiems tiem dalykam, nes šiaip ne visi yra, sutverti, kad jie pasiektų tikslus, ne visi gali pro tą spaudimą praeiti, ne visi gali praeiti pro tos sunkumus. Tai su šiuo video ir noriu, tiesiog, kad tu pasižiūrėtum, ar tu sugebėsi pro tą praeiti. Nes norėt pasiekti tikslo ir iš tikrųjų siekti yra du skirtingi dalykai. Iš tikrųjų siekti to tikslo, daryti dalykus, kai tu nenori, yra gan sunku. Ir aš noriu pasidalinti tom tiesiog pamokom, tais tiesiog sunkumais, ką iš tikrųjų reiškia siekti tuos tikslus ir kaip mano iki šios dienos tas gyvenimas, atrodė. Tai aš galvoju, kad nieko nelaukiant, tuomet galiu ir pradėti. Tai pirmieji tie sunkumai, kada prasidėjo realiai jau mokykloje. Tai aš manau, vyro, kai kurių vaikinų gyvenimas, kurie nori būti kitokie, gali būti sunkus tikrai. Ir aš manau, šiaip bendrai vyro gyvenimas yra sudėtingas. Ir galiu pasakyti, kad jau mokyklos laikais iš manęs šaipėsi, turėjau, vėlgi čia dabar nieko bendro su tikslų siekimu, bet tiesiog noriu pasidalinti savo irgi tais išgyvenimais, kaip viskas ėjos, kokios traumos po to įvyksta, kaip atsiliepia visą tai, tos pašaipos, kaip reikia po to dirbti su savimi ir taip toliau. Tai viskas prasidėjo jau mokykloje, kai iš manęs tyčiodavosi. Aš tada buvau futbolistas, aš iš tikrųjų kitaip mąsčiau ir niekad nebuvau iš kažkokios pasiturinčios šeimos, buvau iš normalios šeimos. Ir galiu pasakyti, kad tos pašaipos, pavyzdžiui, vienas iš pašaipų buvo, kad pas mane nosis buvo didelė. Šiuo metu neturiu didelės nosies, nes papasakosiu tuoj. Tos pašaipos kaip tu Kilimandžaro kalnas arba tu ragana, net iš jaunesnių brolių pasišaipimai iš mano nosies jau nuo mažų dienų man sukėlė traumas iš tikrųjų tas. Ir tai buvo nelengva, nes jaučiausi kitoks jau nuo mažų dienų, kalbu apie 14, 15, 16 metų. Ir tiesiog jaučiausi kitoks, nes mane pravardžiuodavo, aš pats matydavau, kad turėjau nemažą tą kauliuką, tą nosį. Ir tas privedė prie tokių sprendimų kaip operacija. Ir aš taupiau pinigus link to ir norėjau pasikeis, ir jau nuo mažų dienų tie pasišaipimai kažkaip vis laik buvo atstumiamas, nebuvau prie tų populiarių vaikų ir tas irgi atnešė į mano gyvenimą tų traumų, tų sunkumų, tiesiog to toksiškumo galbūt ir, tikrai, kai buvau 13, 14, 15, 16, 17 metų, aš tos pašaipos, tie atstumimai tikrai buvo dažni ir 18 berods pasidariau tą nosies operaciją ir kaip ir pasikeitė daug kas, iš manęs taip nesišaipė, tačiau vis tiek, tos traumos buvo likusios. Ir tada, 18 irgi ten berods 17 susiradau merginą, mergina mane paliko, geriausias draugas tuo metu, jie susimetė, tai aš netekau merginos, netekau geriausio draugo, buvo labai iš tikrųjų nelengva, nes buvau visiškai vienas, neturėjau nei su kuo pakalbėti, tai 2-3 mėnesius buvo žiauriai sunku, tada bandžiau atsigauti, teitas pradėjo video daryti, eik į salę, tas senas, pasikeitė kažkiek įsitikinimų, pradėjau eiti į sporto salę, bet vėlgi, nelengva, bendrai kalbant, buvo nelengva. Po to, ką futbolą irgi žaidžiu, vėl tie tokie atstumimai, nebuvau prie tų populiarių vaikų, tų jaunuolių ir tiesiog, nesijaučiau pritapęs prie jų. Ir tada iš to skausmo visų tų traumų atsirado įrodymas parodyti kažkam kažką. Parodyti, kad aš kietas, aš noriu prie jų būti, todėl reikia pasiekti, sėkmė, tas anas, visa tai kilo iš įrodymo kažkam kažką įrodyti. Ten perėjau į pardavimus, labai gerai sekęs, perėjau prie nekilnojamo turto, irgi gerai sekęs. Aišku, buvo sunkumų, teko per skausmą lipti, nes turėjau daugam ką įrodyti, kad aš esu geras. Jūs pamatysit, kad iš mane šaipėtės. Ir tada vėl atsirado sunkumai, mane išmetė iš to nekilnojamo turto brokerio agentūros. Aš tapau tiesiog be tikslų, be krypties,
buvo žiauriai sunku, tiesiog išmestas iš tos agentūros, verkiau, tiesiog atrodo, ką visi teisūs, kad aš niekas tas anas, nes ir, na, mama buvo, man sakydavo, eik samdomą darbą dirbk, eik į ofisą, eik ten studijuoti tą tokį paprastą gyvenimą, gyvenk kaip visi, bet ne, pas mane buvo pykčio, skausmo, aš norėjau kitaip, norėjau daugiau pasiekti. Ir sugriuvo tos svajonės ir tada jie vėl, mano tėvai, broliai, ten artimi, visi sakė, tai va, mes buvom teisūs, turėjai studijuoti, anas, o kaip tik buvau išėjęs iš studijų dėl nekilnojamo turto brokerių svajonės. Tai jau čia buvo daugybė sunkumų. Tiesiog, na, siekiant tų tikslų, tiesiog iškildavo daugybė sunkumų. Tai vien tik būnant nekilnojamo turto brokeriu, darydavau labai daug skambučių, buvau vienas iš daugiausiai darančių tų skambučių iš naujokų ir tiek kartų sulaukdavau pasiuntimų, pasiūsdavo mane tiesiog, pasakydavo ne, rejectionas po rejectiono, tiesiog atrodo tas oda storinė, kaip čia, na, darai stipresnis, vat, po tų rejectionų, tų atmetimų, tiesiog gaudavau juos ir labai daug laiko užtruko, kol pasiekčiau kažkokius rezultatus su nekilnojamo turto sritim ir, žodžiu, vis mane atmesdavo ir po to tas didysis atmetimas, kai mane išmetė iš ten pasitarę su akcininkais, buvo nelengva, bet ką toliau, žinai, judi toliau, sieki svajonių, pradėjau ten žiūrėti kaip ir tokius mokymus, ten ne tai, kad įsigijau, gavau per pažįstamą, bet man jie ten nesuveikė apie mokamą reklamą, tas neužkabino kažkaip, toliau be krypties esu, kol vieną dieną taip sunku pasidarė, kad aš tiesiog sporto salėje, vat po salės nuėjau į pirtį ir taip krūtinę skaudėjo, kad nežinau, neturėjau ką daryti, tiesiog pradėjau melstis ir suartėti su Dievu. Ir tada Dievas, sakyčiau, ištęsė man tą pagalbos ranką ir suteikė kryptį. Vat, pradėjau uždirbinėti pinigus realiai, rašant žinutės, generuojant kitiem verslams susitikimus. Galėsiu irgi po to, jeigu ką, papasakoti apie tą verslo modelį, kuris pakeitė mano gyvenimą. Bet net ir su tuo verslo modeliu, kas įvyko? Aš pradėjau pakankamai greit uždirbinėti po 3 savaičių, nes įsigijau mentorių ten beveik už visas santaupas. Ir buvo kryptis, aš įdėjau visą skausmą, visą pyktį į tą kryptį ir aš uždirbau pinigų, viskas irgi ėjos gerai, kol irgi atrodo kartais sužaidžia emocija ego, aš čia kietas, aš vėl pavarysiu, gyvenimas, Dievas pastato tave greit į vietą ir atrodo viskas gerai, nuomojos butą neblogą, atrodo viskas sustoja, atrodo netenku to kliento. Atrodo, per daug gal užkėliau ego, atsipalaidavau ten, gal 3 savaitgalius iš eilės variau tūsin, net ir kartais darbo dienomis. Bam, Dievas labai greit sugrąžina tave į vietą ir pradedi suprast, blemba, tai verslas nėra stabilus visą laiką. Ir kai supranti tą, tu tampi labiau humble, nes aš galvau, visa tai bus stabilu ir teko nustot nuomotis butą, nes netekau realiai visko, aš išvaišiau ir tuo metu galvojau, kad va čia toliau eisis tie mėnesiai, turėsiu iš ko mokėti už nuomą, ne. Ir tai buvo 2 ar 3 kartus, kad neturėjau už ką už nuomą sumokėti ir tekdavo išeiti iš to buto, netek depozito. Tai vien tik iš čia tie sunkumai, kai net nebūdavo pinigų ir momentų, kai pavalgyti net negali nusipirkti ir tekdavo taupyti, ar ten už sporto salę negali susimokėti už tą patį Lemon Gymą. Čia yra welcome to the real world. Čia yra tas tikras verslininko gyvenimas, pradžia, kuri būna ir be miegių naktų ir būna taip sunku, kai nežinai, ar už nuomą sumokėsi, tos mintis tau nepavyks, nepasiseks, atakuoja, turi būti ir ties mąstysenas stiprus. Ir galiu pasakyti, nors ir džiaugiuosi už visus tos momentus, bet jie buvo nelengvi, kiek ašarų, kiek sunkumų, kiek kart išgirsti žodžius, tai va, mes buvom teisūs, tėvai sakydavo, tas anas, eik dirbti samdomą darbą, saugu. Ir atrodo, dėl to samdomo darbo aš ir būčiau netekęs svajonės, bet aš toliau judėjau, nes aš buvau savo pažadėjęs, aš niekad nepasiduosiu su ta kryptim, su tuo verslo modeliu. Ir atsakau, 2-3 kartus taip gavos, kad teko tiesiog grįžti pas tėvus laikinai, nes neturėjau kur gyventi ir buvo žiauri gėda.
Mano etape buvo momentų, kai paskambinau mamai, sakau, mama, aš turiu 0 pinigų, man mentoriui reikia sumokėti, kad išmokčiau sistemą tą, 200 eurų. Mama sakydavo, tai pas mus daugiavaikė šeima, yra 5 vaikai iš viso. Ir tu prašai pinigų, mano pačios veikla gali užsidaryti. Mano mama taip sakydavo, man dar daugiau streso būdavo. Vėlgi, gal kitais atvejais kitiem jaunimam padeda, tėvai ten sumoka, man ne. Man to nebuvo. Man nebuvo tos pagalbos, man nebuvo, kad atsiųsdavo pinigų ir tas anas, aš to negaudavau ir aš džiaugiuosi, kad to negaudavau. Ir galiu pasakyti, tai vienas geriausių dalykų buvo, tai aš negaudavau tos pagalbos. Tai kaip ir sakau, tekdavo, nuoma atsišaukia, grįžti pas tėvus, pasimaitini pas juos, pagyveni ant jų šiknos, kaip sakant, ir tada vėl bandai grįžti. Ir taip daugybę kartų buvo ir jų tie pasakymai, tai tu turi eiti samdomą darbą dirbti, tu turi eiti į ofisą, tu turi eiti studijuoti, ten saugu, ką tu čia išdirbinėjai, skraidai padebesise. Tie balsai, jie irgi sunkino. Tuo metu irgi turėjau merginą, jinai nebuvo taip, kad palaikytų mane, tai nieks buvo etapų, tiesiog buvo realiai tas toks ilgiausias etapas, kai nieks nepalaikė. Ir buvo sudėtinga, buvo labai sudėtinga, bet vis turėjai tą viziją, mintį siekti, bet tiesiog tie balsai arba netgi draugai, kurie už nugaros pakalbėdavo, kad tas atas vis bando ir aš po to nesužinodavau, bet jam niekad nepavyksta, tai yra labai skaudu. Eit neištriptų keliu, nežinom, ar tau pavyks ar ne, yra labai baisu. Tai yra, tiesiog aš manau, viską matyti socialiniai medijai yra gražu ir taip toliau, bet realybė yra kitokia, realybė yra, kad tave suvalgys gyvenimas, tu tiek gausi smūgių tiesiog, tokių stiprių smūgių į galvą, tiesiog, kad ne tiesioginė prasme, bet gausi iš gyvenimo tiesiog tų smūgių, kad tu suklupsi, nežinia ar atsikelsi, nežinia ar tau pavyks, tu eini neištriptų keliu, tu rizikuoji, tu bandai, paskutinio santaupos, tu rizikuoji, leidi tą verslą, iš pat pradžių užauginti yra labai sunku ir aš turiu tokią teoriją, kad tie, kas ten greit pasiekia ar kažkas tokio, galbūt jiems tėvai padėdavo ar kažkas tokio, bet tikroji pusė viso to siekimo, darimo verslo nuo nulio yra labai sudėtinga. Tu turi daug išmokti įgūdžių ir taip toliau. Aišku, yra vieni verslo modeliai, kurie labiau tinka, kurį aš pradėjau daryti ir pakankamai greit uždirbau. Tai yra rašant žinutes, generuojant susitikimus kitiem verslam. Ir yra kiti verslo modeliai kaip Forex, kripto ten ar dropshippingas, kur labiau daugiau rizikos, didesnė tikimybė pralošti pinigus, labiau techniškai sunkus ir reikalauja daugiau laiko, kad uždirbt. Bet galiu pasakyti, vis tiek daug aš tų įgūdžių mokinaus, daug sunkumų buvo, Dievą tekdavo laikyti dažnai arti, tikėjimas realiai padėdavo praeiti pro sunkumus, nes aš manau, be tikėjimo, be Dievo aš nebūčiau to padaręs, nes vis laikai būdavo labai juoda diena, kai tu neturėdavai už ką nusipirkti valgyti, negalėdavai į salę nueiti, nes neturi kaip sumokėti. Padėdavo tas Dievas, tas tikėjimas, kad tau pavyks, Dievas yra šalia. Viena iš tų pamokų irgi išmoktų ir kas dar yra išmokta, kad tave gyvenimas suvalgys, jeigu tu neturėsi stipraus mindseto, jeigu tu su tais pačiais heiteriais nesukovosi ar ten su aplinkiniais, tu turi labai būti stiprus ties čia ir aš viską, ką uždirbdavau per pirmus 2 metų investuodavau į mentorius, į žinias, kas buvo vienas geriausių sprendimų, ką turi, manau, kiekvienas jaunuolis, pradedantis į tą online space'ą, į tą entrepreneurship eidamas, turi investuoti mentorius ar į mentorių, turi išmokti matyti, kaip mentoriai mato pasaulį, kokių klaidų nedaryti ir taip toliau, nes kitu atveju tas gali užtrukti 5-10 metų ir dar ne faktas, kad pasieksi be mentorių pagalbos, sudeginsi daug pinigų, tai jau daug protingiau iš pradžių suinvestuoti tuos pačius mentorius. Tai kokius dar galiu sunkumus pasakyti, tai tie patys, nežinau, merginų atstumimai būdavo, kai atvyksti į susitikimą su prasta mašina, negali savęs pilnai išsilaikyti, galvoji, kad surasi tą merginą, bet tave tiesiog atstumia, tai buvo labai daug atstumimo, tikrai daug atstumimų ir tiesiog
tas irgi labai apsunkindavo iš tikrųjų kelią arba tie patys susipykimai su giminėm, aišku, eigoje po to ar giminėm, ar tėvais, ar artimaisiais, nes požiūriai nesueina, tas irgi apsunkina viską, bet galiu pasakyti, po to tiesiog bręsti kaip asmenybė, investuoji į mentorius, į žinias, nesiginčiai po to su kitais, išmoksti emocijas valdyti, žmonių psichologiją, save perpranti, emociškai ten ties mąstysena tampi stipresnis, labiau subrendęs ir tu sukontroliuoji viską geriau. Vat kaip ir aš dabar, šiuo metu galiu pasakyti, kad tikrai tuos dalykus moku tikrai gerai kontroliuoti ir moku ir su mąstysena dirbti. Ir tą iš tikrųjų ir nusprendžiau perteikti jaunimui ir galėsiu papasakoti, ką šiuo metu darau. Tai irgi turiu nemokamus mokymus, kur padedu surasti tą kryptį ir uždirbti pirmus pinigus online, ir jau padėjau virš 35 lietuvių uždirbti pirmus pinigus internetu. Ir turiu nemokamus tos mokymus, žemiau apačioj nuorodą matysi School bendruomenės, tai galėsi nemokamai prisijungti ir išmokti, kaip uždirbti tos pinigus, turėti kryptį rašant žinutes. Tai va. O šiaip grįžtant prie temos, tai čia realiai mano įžvalgos, ką aš išgyvenau, ką patyriau, vat, kaip iš tikrųjų sunku, nelengva buvo, jeigu reiktų įvertinti skaliai nuo 1 iki 10, man kiek buvo sunku, turbūt sakyčiau 11. Tiesiog viršėje skalę, tiesiog, nežinau, tu pats tiesiog supras, tai labai bus sunku. Jeigu neturėsi ten aplinkinių pagalbos, neturi didelio finansinio kapitalo, pradedi nuo nulio, tikrai nebus čia viskas rožiam klota, kaip kiti parodo. Aš parodau tikrąją pusę. Vėlgi priklauso nuo verslo modelio. Va, tas verslo modelis yra kiek lengvesnis, paprastesnis, kad gauti pirmus klientus ir uždirbti pirmus pinigus internetu, va, rašant žinutės, generuojant susitikimus kitiem verslam. Aš manau, jeigu esi žalias, tai pats geriausias verslo modelis pradėti. Dėl to aš ir nusprendžiau padaryti tuos nemokamus mokymus. Tai va, tai realiai norėjau pasidalinti tą istoriją. Dabar irgi kalbant apie mano gyvenimą, tai 3 metai virš turbūt užtruko, kad galėčiau pasiekti tokią etapą, kur žinau, kad turiu ir kapitalo, tą piniginį bagažą, žinau, yra ir ta gera mašina, kurios norėjau ilgą laiką, aš ją įsigijau, taip pat žiūriu į tuos pirmuosius nekilnojamo turto investicijas, pirkimus, bet juodas tiesiog darbas, penktadienio vakarai, atsisakyti tiesiog draugų, visko, balių, vardant to, kartais net pagalvoju, ar tikrai verta buvo, bet galiausiai supranti, kad verta, nes buvo daug atsisakytų savaitgalių su draugais, nenueiti tiesiog dirbti penktadienio vakare, savaitgalį be laisvų dienų, perdegimai, kur vimdo tave nuo darbo, mėnesį negali dirbti, visko buvo, pykčiai, ašaros. Tai va, ir dabar galiu pasakyti, po tiek laiko vis dėlto pavyko. Ir džiaugiuosi ir tiesiog noriu pasakyti, kad nebuvo taip lengva, nebuvo gražu, tikrai nebuvo. Ir šiuo metu kas aš esu, tai growth operatorius pagrinde, padedu klientam gauti daugiau susitikimų, ten per mokamas reklamas turinį, statant jų ten procesus versle, tai padedu kitiem verslam, coacheriam, konsultantam augti. Ir dar šone, ką darau, tai padedu jaunimui pradėti uždirbti pinigus rašant žinutes. Ir tai darau sėkmingai, turiu sėkmingai veikiančią sistemą, kurią sekant, tu neišvengiamai uždirbsi ir pasieksi klientus, jeigu tikrai tai darysi. Tai va, nes didžioji dalis, realiai 80% virš mano studentų gauna pirmąjį klientą internetu. Tai turiu tikrai gerai veikiančius mokymus. Ir irgi tas kilo, tas noras, tas tikslas buvo iš to, kad aš žinau, koks sunkus yra jau gyvenimas iš tikrųjų to pačio vaikino, kaip nelengva ta pradžia sukurti pirmus pinigus online, tiesiog daug kas čia gražiai kalba, aš sakau realybę, kad užtrunka tiesiog laiko. Ir iš to noro padėti aš tą ir sukūriau, nes tiesiog žinau, pro kiek šūdo reikia praeiti. Ir sakau, aš iš tų buvau, kur tėvai straglino patys labai ir ta prasme net galvoju, kad jų ten darbai, veiklos užsidarys ir taip toliau, ir mačiau, kaip ir mama verkia ir kaip jai sunku, tiesiog visko būta. Tai va, tai pasiruošk, jeigu nori eiti šituo keliu, pasiruošk psichologiškai, kad bus žiauriai visko tiesiog bus. Tai va, tai aš tikiuosi šitą irgi istoriją tave įkvepia ir
jeigu nori pasijungti tada į mano bendruomenę, tu išmoksi šio įgūdžio, gausi kryptį ir jei nori daugiau tokių video, pasek mane, paspausk laiką ir daugiau žmonių pamatys šį video, man pačiam bus daugiau noro, kai didesnė auditorija dažniau kelt šios video ir mano irgi tikslas sustatyti ryšį su vienas kitu, tai pasek irgi Instagram'e, jeigu nori, žemiau bus Instagramas ir pasimatysime kitose video. Iki.